Sveiki, mėlyjeji, sugrįžę į mano video pamokėlės. Tikiuosi puikiai atšventėt kalėdas, o dabar jau ant kulnų mina nauji metai ir jiems aš paruošiau tokį labiau glamoros makiažą, kuriame bus raudonos lūpos, auksiniai šešėliai. Na, žodžiu, atrodys tikra diva, tai pasidažys. Beje, ir horoskopų sudarytojai siūlo naujus metus sutikti turint garderobe ar papuošalų ar kažkokių kitų auksinių spalvų. Taigi tikiuosi, kad mano makiažas jums padės sutikti nuostabius naujus metus. Na ir pradėsiu veidą padengiant makiažo baze. Tai labai nedaug tos bazės, nepadauginkit, kad tų sluoksnių nebūtų per daug, bet tiesiog pirštai šiek tiek per visą veidą jos patepkite. Ir taip pat uždėsiu šviesios akių bazės ant vokų ir iš karto keliausiu prie šešėlio, todėl kad jei kažkas pabirėtų, aš galėčiau išvalyti ir tik tada dengti kreminę pudrą. Tai iš pradžių šešėlių bazė ir tuomet keliausim prie šešėlių. Ir pirmasis mano šešėlis yra štai toksai šviesus, praktiškai kūno arba, galima sakyti, kreminės spalvos ir juo padengsiu visą voką tam, kad užfiksuoti akių makiažo bazę ir taip pat sudaryti gerą paviršių kitiems šešėliams sklaidytis. Ir toliau toje pačioje paletėje imu šią slyvinę spalvą jau kitų mažesnių šepetėlio galu ir pradėsiu dažytis nuo apatinių blakstienų linijos, štai prabraukiant pro jas kamputėje ir keliant į viršų bei grįžtant atgal, na tokia padaryti kaip panašiai kaip pravedimo strėlytę ir po truputėlį vis daugiau uždėti, kol sukursit norimą efektą. Padarius tokį kaip padumavusi didelį pravedimą, imu kitus šešėlius ir tą aukso spalvos tamsesnį šešėlį, bei juo pasidengiu visą judantį voką. Tuomet ta šviesiausia spalva padengiu vidinį akies kamputį ir apatinę blakstienų liniją. Bei tą pačią spalvą, kurią dengiam visą voką, sulieju tą pirmąją spalvą su šviesiausia apatinių blakstienų linijoje. Na ir grįžus prie pirmos paletės, imu šią neutralią rusvą spalvą kaip spalvą, kurią dėsiu į akies linkį po kauliuku, tam, kad viską apjungti ir įgilinti akį. Na ir pabaigai su šešėliais imu šią tamsiausią rudą spalvą esančią paletėje ir patamsinu akies kampą išorinį. Na ir žinoma, viską užbaigsime akių pravedimu ir pirmą turiu čia pieštuką, kuriuo paryškinsiu apatinę blakstienų liniją. Jis turi blizgučių, tai labai tiks prie šventiško makiažo. Ir taip pat pasidarysiu kontūrą ir įvesiu jo palei viršutinės blakstienas prie pat šaknų ir galiausiai pačią uodegėlę ir viršutinį sluoksnį pravesiu skystų pravedimu. Tai viską iš eilės. Na ir viską suves juodas blakstienų tušas. O jei norite dar įspūdingesnių akių, tai priklijuokite ir dirbtines blakstienas.
Na ir kai jau akys padažytos, imu ausų krapštuką ir išvalau paakius, kad neliktų jokių pabirėjimų ir keliausim prie makiažo pagrindo. O jam pasirinkau šį kartą gerai maskuojantį ir ilgai išliekantį štai šį MAC Studio Fix Fluid makiažo pagrindą ir jį pradėsiu dengti šepetėliu, o po to dar kartą patapšnosiu su drėgna kempinėle, kad nebūtų jo perteklius. Na ir pasidengus šepetėliu, kaip sakiau, imu sudrėkintą beauty blenderį ir nebeimu jokio produkto, tiesiog pratapšnoju visą veidą, kad viskas išsilygintų, gerai įsigertų į odą ir neliktų pertekliaus. Bei nepamirškite pašviesinti ir pamaskuoti savo paakių. Na ir užbaigus darbą skistomis priemonėmis, aš tam, kad makiažas dar ilgiau laikytųsi, papurkšiu fiksatoriumi, ne ant viso padaryto makiažo, bet prieš dengiant biure pudrą, taip ir laikosi geriau ir atrodo geriau. Tai šiek tiek dulksnos. Palaukite, kol viskas gerai nudžius ir tuomet keliaukite prie birios pudros. Kadangi toliau naudosiu tik sausas priemonės, tai biria pudra padengiu visą veidą. Na ir žinoma, tokių išraiškingų akių negalima palikti su tokiais nesutvarkytais antakiais. Taigi, kaip visada, prašukuojame ir nereikia antakių išpiešti labai smarkiai, bet sutvarkykit, kad jie būtų tikrai gražūs ir vienodi. Štai, su akim ir aplink akis baigta, o toliau keliauju prie highlighterių paletės ir renkuosi šį šiltą aukso spalvos turintį highlighterį, bei juo padažau skruostikaulių aukščiausias vietas. Ir šiek tiek per nosies centrą bei virš lūpos. O toliau vietoj kontūravimo aš į pagalbą imuosi bronzantą ir juo paryškinsiu veido bruožus, taip padarant tą makiažą išraiškingą, veidą gražų, tačiau ne per daug perspausta, nes jau akys tokios išraiškingos, lūpos bus išraiškingos, taigi tikrai užteks darbo bronzantų ir juo pasidengiu visus aukščiausius veido taškus, tai kaktą, virš antakių, skruostikaulių, smakrą, šiek tiek per nosį. Ir skruostukam dar šiek tiek gyvybės suteiksiu su tokiu šiltu skaistalu, bet tik tai per pačius obuoliukus. Artėjom prie pabaigos ir liko tik tai pats paskutinis akcentas, tai lūpos, kurios bus raudonos. Ir joms aš čia turiu tokį naują dalyką, tai yra Lips Kajal, toksai kaip pieštukas, kaip lūpdažis, tikrai labai patogus, nes labai siauras, todėl tikrai puikiai palei pat kontūriuką apeisite. Ir ką aš darau, tai visų pirma pasidengiu juo visas lūpas. Štai taip, bet jei jums nepavyko tobulai išbrėžti kontūro ir jas padengti, nesisielokit, todėl kad tam, kad jos ilgai laikytųsi, šį sluoksnį mes visų pirma nusausinsim į servetėlę. Tikrai labai gerai nusausinkit. Liks tokia ant lūpų tik dėmė. Ir ką toliau aš darysiu, tai paimsiu tamsiai bordo pieštuką ir šiek tiek joms suteiksiu dar intensyvumo,
pabrėždama iš kampučių į centrą, padarysiu tokias šiek tiek labai lengvai ombre, kad jos atrodytų išraiškingesnės. Štai tai padarius grįžtu prie to raudonojo kajalo ir dar kartą per visas lūpas gausiai padengiu produkto. Tokios nuostabios spalvos matinės lūpos mums gavosi ir tai jau yra pilnas įvaizdis jums 2016 palydėtuvėms. O aš savo ruožtu noriu palinkėti nuostabių, kūrybingų ir labai sėkmingų ateinančių metų.